Labadiena. Pasaulio akcijų biržose vyko permaininga prekyba, tačiau nepaisant visų negandų, pagrindiniams Europos akcijų biržos indeksams pavyko išsilaikyti teigiamose teritorijose. Baltijos šalių akcijų rinkose dominavo optimistinės nuotaikos, Talino ir Vilniaus biržų indeksams pavyko fiksuoti ženklius augimus. Vilniaus vertybinių popierių biržoje labiausiai dėmesį traukė prekyba City Service akcijomis. Bendrovė pranešė apie plėtrą Rusijoje ir dvigubai padidintą prižiūrimos teritorijos plotą. Pasiūloje buvusios akcijos buvo iššluotos, akcijos kaina kilo 24,84%. Aktyviau buvo prekiauta ir TLT bei Ūkio banko akcijomis. Jų atitinkamai perleisti už 248 ir 304 tūkstančius litų. Prie labiausiai investuotojus dominančių bendrovių taip pat buvo Panevėžio statybos trestas, kurio akcijos pabrango 3%. Per dieną Vilniaus biržoje akcijomis iš viso buvo sudaryti 569 sandoriai, apyvarta siekė 1 150 tūkstančių litų. Indeksas paaugo 2,08%. Talino biržos indeksas fiksavo 3,21% augimą. Aktyviausia prekyba vyko Merko Hitus ir Esti Telekom akcijomis. Didžiausią kainos augimą fiksavo Olympic Entertainment Group akcijos. Jos brango 14,81%. Atsvara lošimo namų operatorės akcijų brangimui tapo 10% pigusios naujienų portalo Delfi savininkas Express Group akcijos. Rygos vertybinių popierių biržoje 51 sandorių buvo perleista akcijų tik už 10 000 latų. Biržos indeksas leidosi žemyn 0,32%. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.